Sveiki, šiandieną bus labai trumpas video apie tai, ar Naujasis testamentas panaikina Senąjį, bet prieš tai norėjau parekomenduoti vieną svetainę, kurios pavadinimas yra God Questions ir joje yra labai daug atsakymų į įvairius religinius ir dvasinius klausimus. Ir pavyzdžiui, jeigu turi kokį klausimą, įvedi anglų kalbą į Google klausimą ir gale dar rašai God Questions. Ir ten yra tikrai labai daug Biblijos citatų visada naudojasi, tad galima, ir aš pasitikiu jais, nes dauguma, kiek skaičiau jų atsakymų, dauguma sutampa su mano nuomonė. Ten tik dėl šabo dienos išsiskiria, manau, jie suklydo truputį, bet 95% atsakymų teisingai sutampa su mano nuomonė. Ir rekomenduoju apsilankyti, įveskite Google God Questions lietuvių, yra ir lietuviška svetainė ir labai daug įdomios medžiagos, galima daug išminties pasisemti iš tos svetainės. O dabar pabandysiu atsakyti klausimą, ar Naujasis testamentas panaikina Senąjį. Tai atsakymas yra taip, Jėzus įgyvendino Senąjį testamentą ir mums neprivalu jo laikytis. Ir didžiausia nesutarimų kyla dėl to, kad Biblijoje yra vieta, kad Jėzus atėjo ne panaikinti įstatymą, o įgyvendinti jį. Tai čia yra didžiausias nesutarimas, nes dauguma mano, kad Senasis testamentas dar aktualus, bet iš tikrųjų žymiai daugiau Biblijos eilučių rašo, kad Jėzus įgyvendino Senąjį testamentą ir mums nebeprivalu jo laikytis. Nors reikėtų skaityti ir Senąjį testamentą, nes tuo būdu mes susipažįstame geriau su Dievo charakteriu, jo požiūriais. Taip pat Senajame testamente yra gausu išminties. Kas mums dar gali būti aktualu iš Senojo testamento, tai yra Dievo įstatymai ir žydų šventės, tokios kaip Pascha ir Feast of Trumpets, nes dauguma Dievo įstatymų buvo netiesiogiai pakartoti Naujajame testamente. Ten tik kad nereikia laikyti šabo, man atrodo, nėra Naujajame testamente, daugiau viskas buvo pakartota iš Dievo įstatymų Naujajame testamente netiesiogiai pakartota, bet šabo irgi labai daug išminties yra, kad reikia laikytis. O žydų šventės, tokios kaip Pascha ir panašiai, yra tikrosios Dievo šventės, o mūsų Kalėdos, Velykos ir kitos visos šventės yra pagoniškos ir katalikų priburtos, vienu žodžiu. Tačiau Biblija rašo, kad nereikia smerkti žmogaus dėl religinių švenčių, tad nereikia smerkti, kas ką švenčia. Ir dabar pateiksiu Biblijos citatas, įrodančias, kad Jėzus įgyvendino Senąjį testamentą ir mums neprivalu jo laikytis. Dabar matote citatas, aš jų neskaitysiu, nes labai monotoniškai skambėtų. Tiesiog galite susistabdyti video ir pasiskaityti citatas, kurios įrodo, kad Jėzus įgyvendino Senąjį testamentą ir jo neprivalu mums laikytis. Ačiū, kad klausėt, prašau apsilankykit mano YouTube kanale bei svetainėje. Iki.